Šiandien 4 epizodas, plytelės jau 2 sienos suklijuotos, įskaitant ir grindis. Dabar šitą sieną šiandien darysiu. Tai iš tikrųjų, kadangi jau viskas daugmaž pjausis iš sveikų plytelių, nes jau gabalai baigėsi arba tenais į pabaigą, kurie jau būtų galimai panaudoti, tai ką aš dabar padarysiu, tai man reikės pasinaudoti šitą stebuklingą įrankį. Jeigu yra tekę kažkam susidurti su šitų įrankių, tai visi žino, kam jisai skirtas. Jeigu ne, tai labai paprastai aš pasakosiu, tai pasakysiu, kad jisai gali suformuoti tokį kampą arba tokias formas, kokių tau reikia. Tai dar vieną tokį triuką parodysiu. Ir kaip sakiau, kad viskas daugmaž pjaustosi iš sveikų plytelių, tai kad tų sveikų plytelių dabar nesidėt, kaip padariau praeitose sienose, aš paimsiu tiesiog lapą ir pasižymėsiu kraštines. Tai tikiuosi viskas pavyks, pasiemu metrą savo ir su to metru tada eisiu ir matuosios tada kiekvieną tą plytelę. Taip, tai ką aš dabar su tuo lanksčiu metru aš darysiu, tai pabandysiu dušo trapo formą pasigauti tokią, kokios reikia ir įsipjauti tokią plytelę, kokios reikia. Tai dabar esmė tame, kad man reikia prieš ją pasidaryti 2 plytelės, tai aš dabar su metru paimsiu, užsiklijuosiu lipnią juostą, taip kad ant jos galėčiau aš nusipiešti, kokių matmenų man reikia. Viena plytelė turės po 2 matmenis. Tai šitą labai lengvai lipnią juostą galiu su matmenim persikelti ant plačių plytelių ir tęs darbus savo toliau. Tai labai nesustabdysiu, visas matmenis turėsiu, praktiškai va dabar įsimatuoju ir nueinu tenais persikeliu matmenis jau ant pačių plytelių. Tai, o tas įrankis tai labai padės va šitose va vietose, kai sunku pamatuoti, plytelės fiziškai aš jos neturiu prie vietos atsinešęs, tai biški šiais. Jeigu kažkokį kitą turit pastebėję, kokį kitą jums pasiteisinantį metodą, tai jeigu kas gali parašyti komentaruose arba jeigu turi dar vaizdą įrašą, tai galite atsiųsti į mano elektroninį paštą, galėsiu aš parašyti apačioje prašyme. Tai pasižiūrėsiu, visai įdomu kaip jūs daro, tai dabar nekreipiant dėmesio, pasimatuoju aš dydžius, užsirašau ant savo izoliacijos, tik aišku reikia neustoti lazerį, nes kai užstoji lazerį, tai nieko nesigaus. 20 ir 23. Bent jau reikia palikti kokius kelis milimetrus iki apačios. Tai 24. Taip, tada sekanti prasideda vėlgi nuo tos pačios, kur baigėsi, kad bent jau visą juostą susijungtų. Tai jeigu čia, tarkim, nupjaunu 24, tai šitą irgi 24 ir tada sekanti jau ten eina toliau. Taip, čia gausis jau, kadangi nuolydis, tai 20 ir pusė. Ir pusė. Na šiaip iš tikrųjų daugiau čia, bet eina po čiučiut į viršų. Tai dabar, kadangi matau šitą plytelę eina su siūle, tai bandau aš pasidaryti tokį variantą iki nuolydžio. Pasimatuoju, kiek man ta plytelė, nes taip, kad ir ištiesus viską, aš turėčiau atsisvėręs grinai tokią juostą, nes čia siūlė su siūlė nesueina, tai aš nematysiu plytelės kontūrų. Tai bent jau žinosiu, kad šitas šablonas man padarytas ganėtinai tiks. Tai iš ilgio viską turiu. Pasidarom šitaip. Aišku, man šiek tiek iki lazerio linijos trūksta, bet preliminariai aš jau žinosiu kontūrus. Galėsiu va lipnią juostą užsidėti ir šitą lipnią juostos matmenis persikelt ant jau fizinės plytelės. Tai biški pagelbėja greičiau darbą atlikti ir bent jau tokias formas išpjaustyt, kaip tu nori, gali tenais lankeliu ir panašiai. Tai didelė skirtumo labai nesudaro. Aš mėgstu tik tais bent jau pasižiūrėti kontūrus plytelių, kad bent jau tikrai žinočiau ir nesuklyščiau ten dėdamas ją. Dabar užsirašiau aš matmenis,
bandau su tuo lanksčiu metru pasimatuoti, teko šiek tiek klijų sluoksnį įsidaužyti, nes jo buvo biški per daug, bet iš tikrųjų bėdos nematau. Čia, kadangi aš matau, kojelė biški nepasiekia viršutinės lazerio linijos, tai aš tada paimsiu labai paprastą triuką, paimsiu lipnę juostą ir prisiklijuosiu ją iki tam tikro aukščio, kiek reikia iki lazerio linijos. Tada žinosiu tikslų atstumą ir bent jau kontrus. Oi, ne visai pavyko nuplėšti. Man svarbiausia, kad čia būtų lygi linija. Nu, jinai tokia ir bus. Aišku, plytelę gal geriau daryti mažesnę, bet jau yra kaip yra. Čia šitaip pažymėjau, o šitoj pusėje reikės jau taip. Taip, nu va. Turim kontrą, tada aš užfiksuoju kiekvieną lankstelį, kad man matmuo nepasikeistų. Tik tais reikės čiučiut mažesnė, nes tikrai bus jau per didelė. Tai va, su šitų metrų tokiu galima pasimatuoti visokius kontūrus, formas ir panašiai. Tai man jisai ganėtinai labai padeda. Aš dar vieną tokį įrankį esu pasidaręs skylę matuoti. Tai jisai, kas gerai, kad jisai turi labai ilgą koją, kur gali labai daug pasiekti. Pavyzdžiui, 1,20 m ant 60 plytelė reikalauja didelių atstumų, tarkim, nuo krašto iki skylės, tai, tarkim, paprasti skylių ieškikliai nepasiekia, tai galėsiu aš parodyti, ką aš pasidariau ir kaip tai gali pasitarnauti, nes reikės įsimatuoti kelias skylės. Tai dabar turiu įsimatavęs 3 plytelės, kurias bandysiu eiti dabar išsipjauti. Taip, dabar pagal naujausią atnaujinimą, tai išsipjoviau šitas plyteles, kurias kaip ir žadėjau iš pradžių. Pasinaudodamas šitų metrų išsipjoviau dušo trapą, nuolydį jo, bet kadangi turim nemažai lūžių, tai šitoj vietoj vienas plytelės nori taip pažiūrėti, po to taip eit ir panašiai. Tai tenka vis tiek iš pirmo karto neišeina įsipjauti, tai tenka su kampiniu šlifuokliu dar pašlifuot, bet šiaip iš tikrųjų gerai, kad į didesnę pusę, nes tada dar turi iš ko pašlifuot, jeigu į mažesnę, tai jau tada neturėtum. Tai kas geriausiai buvo, tai teko sugadinti tik tais vieną plytelę, iš vienos plytelės šitos 2 gabaliukus padaryti, bet kadangi buvo gaila ją išmest, nes gaunasi atsipjauni 2 vienetus po 20 ir kelis, tai gaunasi labai didelis gablas. Ką teko padaryti, kadangi viskas eina įstrižai, šiek tiek tai po milimetrą turi leistis ar panašiai, tai teko va šitą plytelę, teko kalibruoti. Tai ką aš padariau, kadangi abu kraštai buvo įstrižai, vienas dušo nuolydis nupjautas, kitas šiek tiek įstrižiau, tai gavosi taip, kad man teko su kampainiu nuo vienos pusės pasimatuoti, užsidėti juostą, liniuotę ir su ta liniuotė reikėjo prarėžti ir išlaužti. Bei šitą vietą užsišlifavo. Tai su kampiniu šlifuokliu ir šlifavimo diskeliu. Tik tais tiek, kad gaunasi taip, dėl ko aš ant staklių nepjoviau, nes staklės gaunasi 1,20 m, tas kaip tik skersinis, kuris palaiko visą tą režimo tiesę, jisai gaunasi išlinksta, plus dar ratukas turi judėjimo, tai kaip tu paspausi, kaip tu pasuksi, priklausomai nuo to, tokia ir linija ir gaunasi, tai kadangi tokios idealios linijos neišeina padaryti su staklėm, tai aš tada užsidėjau, teko kalibruoti visai kitokiu būdu, tai pasiėmęs su liniuotė. Aišku, šito nenufilmau, bet iš esmės esmę supratot, gali tada pasimti kampuotį, nusibrėžti liniją ir tada nusipjauti. Tai nežinau, aišku, kaip su ja dabar seksis. Gali būti, kad vis tiek kažkur tais pabėgs kampas, tai, bet aš aišku pamatysiu tik tais jau bededant, kai dažniausiai čia, jeigu nėra stataus kampo nuo šitos vabriaunos, tai galas priklauso, kaip viršutinė plytelė gulasi. Arba jinai būna pakrypus labiau į dešinę, arba į kairę, atsiprašau, tai į dešinę, arba į kairę, vis tiek esmė tame, kad jinai būna į kažkurią pusę pasukus.
Tai kad kompensuot šitą vietą, tai teks gal pasinaudoti kitus daiktus, įrankius, bet iš tikrųjų, man atrodo, viskas neblogai gausis. Tai dabar ką aš padarysiu, kad įsimatuot šitas vietas, tai pasiimsiu lazerį, atsižymėsiu bent jau kraštinės, tiek toj, tiek anoj pusėj ir bandysiu tada išsipjauti kelias bent jau plyteles, iki lubų, kiek mums čia reikia. Tai aišku, daug reikėt nereikės. Tik tai tiek, kad vienoje vietoje bus sunkiausia išpjauti va šitas 3 skylės, bet iš tikrųjų tai nieko baisaus, jau jas reikės pjaustyti jau ant esamų paviršių, tai pasimsiu, parodysiu, aš tenais tokį kampotį turiu su skylėm, tai pasižymėsiu, reikės dar aišku jungtukus, tos visus aklės susukti, kad bent jau vanduo nebėgtų, nes laikinai dabar padarytas vanduo šitoj vietai. Tai kol kas atrodo tiek ir tenais teko šiek tiek pakoreguoti apjovimo liniją, bet viskas atrodo ganėtinai gerai. Tai liuks, važiuoju savo toliau, bandau tada statytis lazerį ir atsimatuoti tas plyteles. Dar šį bei tą galėsiu papasakoti apie pačių plytelių klijavimą kampuose. Tai ką aš dabar turiu, tai turiu susidėjęs plyteles, susidėjau lazerį, susipjoviau plytelės taip pat kaip ir man reikėtų. Tik tais vienas trūkumas, kadangi didelė formato plytelės, jos dedasi iš aukščio, tai ilgiausia kraštinė jos dedasi ties sienom ir jinai turi susidurti tojose vietose. Tai ką turim? Jos nėra visiškai lygios. Tai ta prasme per vidurį pilvas, o iš išorės, iš kraštų gaunasi nusvirimai, tai tarpai. Kadangi plytelių staklės daugmaž pjauna tiesiai, tai tarkim, jeigu tu pasimatuoji pačioj viršui pasimatuoji, užsidedi ir per vidurį pilvas, gaunasi, kad neleidžia tas pilvas prisispausti tai plyteliai. Tai ką aš padarau su kampiniu šlifuokliu pjūvį, tiesiog prisiglaudęs plytelę, matau, kadangi jinai nedaeina, pasiemu su pieštuku per sieną, prasibraukiu ir štai aš turiu liniją, pagal kurią galėčiau su kampiniu šlifuokliu išpjauti. Tai vienas toks dalykas. Aišku, sutinku, trunka ilgiau, biški daugiau žaidimo, bet kadangi įrodyčiau, jog aš tikrai nesu tas meistras, kuris tik tai skundžiasi, tai gali pats pasižiūrėti ir įsitikinti. Tai uždedu aš liniuotę, viršui tarpas ir jinai visa siūbuoja. Tai tarkim, va čia plyšiukas, viršui einant jau kitoks plyšys. Nežinau, ar matosi, bandau kažkaip tais aš padaryti, kad matytųsi iš tikrųjų. Tai tokias plytelės sudėti ganėtinai sudėtinga ties tų vietų, kur jos susijungia viena su kita. Tai kaip ir sakiau, kad pilvas yra per vidurį, taip ir jisai ir yra. Tai žodžiu toks variantas. Dedi, užsižymi su pieštuku pjovimo liniją ir dar kartą ją prapjauni su kampiniu šlifuokliu. Tai kad visiškai pilnai idealiai būtų, tai jau geriau jinai tegul būna šiek tiek didesnė, tada dar gali nupjauti. Bet jeigu jinai per maža, tada nieko neišeina. Tai tokiose vietose ganėtinai sunku, tai aš užsiklijuosiu, užsimaišiau klijų, dabar pradėsiu klijavimo darbus. Tai kadangi skylės jau man išpjautos, tai man jau šiek tiek greičiau truks, tik tai tiek, kad vienas trūkumas, kad lubos, kadangi čia matau plytelę beveik ir tilps šitoje vietoje, šitom krašte, o tenais jau vos ne 5 mm reikės man nupjauti tos plytelės viršutinę dalį, nors iš tikrųjų kitoj pusėje vonios, jeigu iš ankstesnių vaizdo įrašų teko matyti, tai tenais buvo palikta didesnis tarpas. Jisai netoks jau labai didelis, ten 2-3 mm, tai pilnai užtenka plytelį ir tenais gipsui uždengti. Tai nesinorėjo visiškai labai didelio tarpo daryti per visą vonę, bet kadangi dabar tokia situacija, tai šitoje vietoje jau reikės pripjaudinėti pačias plyteles ties viršum, kad jos bent jau įlystų iki to profilio, nes kitokiu atveju profilis leidžiasi žemyn ir spaudžia plytelės ir niekaip neišeis uždėti. Todėl teks papildomai dar daugiau matavimo daryti ir daugiau pjovimo.
tokie dalykai, bet kadangi dabar esu išsipjovęs tiek šitas 2 plyteles, tik tai tiek, kad šitą esu aš jau pagal plytelio kampą išsipjovęs bananą, tai man jinai viskas idealiai tinka. Bet antros plytelės jau negalėjau aš pasimatuoti, nes gaunasi, kad jinai ore kabo ir ganėtinai sunkiai, apie 15 kg pas ją, 15 gal 16 kg šitą plytelę, tai ganėtinai sunku vieną ranką laikyti ir dar papildomai laikyti pieštuką ir žymėti, tai teko pasidėti ją į šoną ir bandysiu aš tada tą atlikti šiek tiek vėliau. Tai daugiau ką aš galėčiau dar pasakyti apie tą dalyką. Kadangi dar siena iš tikrųjų yra poliruota, bet jinai nėra tokia jau visiškai nupoliruota, kad slidi būtų. Yra tenais mikroporų, tai papildomai šitose vietose neprireiks nieko papildomai daugiau daryti, jeigu naudosi kokybiškus klijus. Tai ta prasme, jie turėtų būti super elastiniai, bent jau, jeigu kažką galėčiau rekomenduoti, tai bent jau iš Cerizito firmos, tai CM17, šitoje vietoje tai tikrai sudėtingai bus nuimti jos, nes, pavyzdžiui, jeigu turim metalinius įrankius, tai patikėkit, po pietų, jeigu paliksit įrankius nenuplautus, tai gali tekti jau juos gramdyti vakare, tai praktiškai tikrai aš tą jau žinau. Tai vien jeigu ant metalo kimba, tai ant tokių sienų tai tikrai prikibs. Vienas dalykas ir kas čia daugiau iš tokios vietos, kaip ir atrodo nieko, bandysiu dabar praseit. Tenais, aišku, va šitoj va vietoj palikau aš 2 mm tarpuką ir bandysiu tada tą patį tarpuką išlaikyti iki pat viršaus, aišku, nežinau kaip seksis, bandžiau vienodas plytelės įsidėti. Tai ką aš tada daugmaž, kai nesu prisiklijavęs tų plytelių, tai turiu aš jas susidėliojęs ant grindų, susidedu su tarpukais, kad žinočiau, kurioje vietoje man kokias plytelės pjaut. Ypač tai tinka toks būdas ant didesnio formato plytelių, nes kitokiu atveju tau daugiau siūlių, mažiau tu galėsi atspėti tą kampą, mažiau pataikysi ir tai prašaudamas pro matmenis. Tai jeigu turim tokio dydžio formato plyteles, tai viskas gerai. Jeigu neturim, tai iš mažesnių galima padaryti iš bėdos, tarkim, dar galima būtų 30x30 padaryti tokį variantą. Bet jeigu, 30 cm kraštinė viena ilgiausia, bet jeigu ten jos mažesnės už 30, tai jau visiškai nerekomenduoju, reikia tada praktiškai klijuotis ir jau viską daryti prie vietos. Tai ką turiu omeny, tai ateinu aš prie skilių, tarkim, pradedu klijuotis, susitepu klijų, pradedu klijuotis ir tada atėjęs iki skilių, jau tada jas pjaunu vienodų matmeniu, vienodų vietoj, arba tiesiog užklijuoju lipnę juostą, užklijuoju tas skylės ir sekančią dieną išpjaunu. Ypač labai nepatogu, kai ta pati skylė eina per 3 ar 4 plyteles. Tai tokie variantai. O dabar šaunu, klijuoju ir tikiuosi daug nesugaišiu. Klijavo visa šita siena, rezultatas ganėtinai geras, tik tais tiek, kad ką pastebėjau, tai gavosi taip, kad pritrūko plytelių pačių, teko užsakovui pasiimti tas pačias plyteles iš parduotuvės ir neatspėsit visiškai, kas atsitiko su tom pačiom plytelėm, tai gavosi taip, kad čia apačias prisipjoviau iš senų plytelių, tos, kurios jau buvo jau čia. Susipjovė šitą plytelę, šitą. Žodžiu, ką turėjau, tai gavosi taip, kad šitos 4 plytelės, kaip tik už manęs esančios, gavosi taip, kad dėjosi naujos. Tai iš karto jau dėdamas pagal lazerį susidėjau perimetrinės plyteles apačioj, pačias pirmas. Gavosi taip, kad pabandžiau paguldyti naują plytelę ir spėkit, 2 mm eina į apačią, 1,5. Jeigu apytiksliai, tai kažkas tokio. Tai turėjau trūkumą, nežinau, tai praktiškai gaunasi taip, kad norint išvengti šitos klaidos, turime vienu kartu, bent jau vienu vežimu atsivežti visas plyteles, kad nebūtų skirtumas partijos, serijos ar panašiai, ar paletės.
nes va tokie dalykai labai erzinančiai atsitinka. Kada jau atsiveži senas, po to pritrūksta, atsiveži naujas, žiūri, tada aukščiai nesutampa, pločiai nesutampa arba kažkas panašaus, arba kalibras visiškai skiriasi. Tai žodžiu gavosi taip, kad teko apatinės šiek tiek pakoreguoti, pakelti į viršų, kadangi čia gavosi dvi plytelės, tai labai baisiai nieko nesimatė, bet jeigu būtų jos gulšiai pasiguldę ir po to būtų naujos atkeliavę plytelės, būtų šitos plytelės jau ganėtinai nemažai pasiskyrę į viršų, siūlė nebūtų labai jau smarkiai praėjęs, vien dėl to, kad, tarkim, jeigu turim 1,5 mm arba bent jau milimetrą ant vienos plytelės, tai jeigu dėsim 2 eilės, 3 eilės, 4 eilės, tas skirtumas vis didėja. Tai tarkim, jau jeigu po 4 eilių čia turim nesuėjimą per milimetrą, tai per 4 eilės jau jisai bus 4 mm, per 5 5, per 6 6 ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip daugiau. Tai žodžiu, taip kuo toliau, tuo labiau matytųsi, bet čia kadangi dvi plytelės, tai per visą perimetrą eina viena siūlė, vien dėl to, kad viskas gerai, kaip tik dėžutė guldosi plytelės visai kitokiu raštu, tai gausis taip, kad teks per visą perimetrą, žiūrėjau su lazeriu dar, kaip tik man viskas sueina, čia pakoregavus, nes svarbiausia dabar esminė šita siūlė, kad jinai sutaptų. Tai jeigu jinai sutampa viskas gerai, tai aš pasitikrinau, kad tikrai viskas sutampa ir problemų nebus ateityje. Tik tai tiek, kad va teko šitas profilis kaip ir buvo, viskas dar normaliam aukštį, po to vis toliau tuo jisai žemėje ir va ties šitą plytelę jisai visai užspaudė. Tai teko kampu ją pripjaut, jinai dabar užsidėjo, bet jau ateinančių momentų šitoj sienai jau reikės ganėtinai normaliai jas išpjaustyti ir panašiai. Tai šiek tiek teks daugiau darbo ir daugiau pastangų, nes gaunasi turim čia 3 plyteles, įskaitant ir pačią apatinę, tai gausis, jeigu visos bananai, tai reikės visas taip ir pripjaut, kaip ir anam kampe, tas pats irgi, norint, kad gražiai jos susieitų, reikės pripjauti jas jau banano formos, kad jinai prisispaustų. Nors iš tikrųjų va dabar šitas 2 plytelės, kur vieną šitą pjoviau banano formą, o kita teko tiesiai prapjauti, kol kas jinai viskas atrodo kaip ir gerai man praėjo. Tai vat gali būti, kad ta plytelė šitą vat jau sekantį jau turėjo ne tokią didelę paklaidą arba ne tokį didelį pilvą, todėl jinai tvarkingai man ir suėjo. Tai ties viršum, aišku, jau čia nėra ką sakyti, jau viskas susispaudžia, tai sekančią sieną paskutinę reikės ir pripjauti ir viršų, ir šonus, ir dėžutę, ir pjaustimo krūvą. Tai jau tenais teks sugaišti nemažai laiko, nes kaip ir šitą sieną atrodė viskas greitai įdėjusis, bet pasirodo naujos plytelės, skirtumas, teko tą skirtumą koreguoti taip, kad bent jau nepažeist visos siūlės per perimetrą. Tai viskas lygtais kaip ganėtinai ir pavyko, man atrodo. Tai lygtais kaip ir tiek, o ką daugiau galėčiau pridurti, tai iš tikrųjų geriausiai pasižiūrėti, kad bent jau visos tos plytelės sutaptų jau su esamom plytelėm, tai jeigu vienu kartu perka, tai visą laiką vienu kartu ir nusipirkti reikiamą kiekį, gal net ir daugiau šiek tiek. Šiaip iš esmės rekomenduoju bent jau 5 arba 10% daugiau užsimest plytelių. Tik skirtumas, jeigu dedasi tokio dydžio plytelės, tai būna, kad taip, kad labai daug įsimeta tų plytelių. Tarkim, kaip pavyzdys, tau reikia kažkurios 40 cm juostos ir kuo mažesnė vonia, tuo daugiau tokių išpjovų įsimeta. Jeigu tau reikia 40, o lieka ten 20, tai praktiškai jau niekas nepasinaudoja ir eina į sąvartyną. Arba tik tų plintusam, bet aišku, ne visi plintusų dabar jau deda ir panašiai, tai tenka kažkokias išeitis ir sprendimus priimti toliau. Tai va tokie dalykai, ką aš čia turėjau, tai visą laiką geriausiai pasitikrinti, kad tos plytelės atitinka viską, nes dabar matosi 2 yra viršutiniai eiliai, 2 mažesnės, o šitos iš šonų 2 didesnės. Tai kaip ir atrodo esmės nesudaro, nes tenais gipsas uždengs va šitus dalykus, tai toks dalykas viskas išeis labai ganėtinai gerai į naudą, bet pavyzdžiui, jeigu jau būtumėm turėję jau faktinės lubas, tai būtų tekę tas plyteles, kurios jau didesnės, jas arba būtų tekę pripjaut, arba ties mažesnėm plytelėm būtų didelis plyšys iki lubų, tai ganėtinai estetiškai gražiai neatrodytų. Tai kol kas tiek ir bandysiu prieš paskutiniu arba prieš paskutiniu
epizodų bandyti viską padaryti. Nežinau, kaip spėsiu, nes čia labai nemažai tikrai pjaustimų yra. Tiek kriauklė, tiek razečių nemažai, tiek laidas veidrodžio, tiek čia skylių. Na, aišku, dėžutė tai jau papildomai vėl vieną dieną atsiminusuoja, nes gaunasi jau tą dėžutę visiškai visą dieną pjaustai. Nors kaip ir su šitą sieną aš pjauščiau nuo ryto iki, atrodo, 3 valandų, kokiu pusę 4, gal kažkas tokio. O po to nuo pusės 4 iki 4 tenais aš jau visą jau sieną jau buvau suklijavęs, jau ją išvaliau ir panašiai. Tai suklijuoti truko pusę valandos, bet išpjaustyti beveik visą dieną. Tai automatiškai kaip ir su šitą, tai čia jau, man atrodo, jau tikrai nespėsiu viską vienu kartu, tai teks dar 2 epizodus nufilmuoti. Tai sekit, žiūrėkit ir dėkui, kad žiūrit dabar.